Gerai, lygiai 10, manau, galime ir pradėti šitą webinarą. Šito webinaro tikslas yra iš tikrųjų tęstinumas pirmų 2 webinarų apie daugiabučių renovaciją. Šitam webinare aš pasakosiu konkrečiai apie mano patirtį, mūsų įmonės patirtį, ką mes sužinojome, ką mes išmėginome, tam, kad labiau papasakoti tai, ką dabar, tiksliau taip, renovacija dabar prasideda ir norisi, kad jai būtų kiek įmanoma tam procesui, pačio montavimo procesui būtų kiek įmanoma labiau pasiruošta ir jau daroma be klaidų. Nes dažniausiai, kai kažkoks daugiabutis neveikia ar atsiranda kažkokios problemos, tai jau būna post factum, daugiabutis jau būna padarytas ir jau tada mums tenka spręsti tas klaidas jau prie veikiančios šildymo sistemos. Tai šiandien papasakosiu apie kaip galim pasiruošti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir su kokiam problemom mes susidūrėme daugiabučių renovacijoje. Kad suprasti, kiek dažnai tos problemos kartojasi, tai nėra kas antras daugiabutis. Jeigu taip paėmus iš kokio 100 daugiabučių, mums atsiranda kokie 2 problematiniai daugiabučiai. Tiesiog, gal daugiau, gal 5, bet su Danfosu kas metus yra renovuojama kokie 500 daugiabučių. Ir jau kai 500 daugiabučių ir po 5 daugiabučius iš 100 yra vis kažkas atsitinka, tai per metus turim kokius 25 jau problematinius daugiabučius. Ir tai yra visai pakankamai, kad aš turėčiau užsiėmimo porai mėnesių tas problemas spręsti. Tai tiem, kas mane nepažįstate, tai esu vardu Justas Rutkauskas, Danfose dirbu jau netoli, manau, 10 metų. Buvau pasamdytas dirbti konkrečiai su daugiabučių renovacija, tai bent jau 8 metus dirbau tik tai su tuom ir gilinausi būtent į senus daugiabučius ir kaip juos padaryti efektyvius, kurie teiktų gyventojams komfortą ir kuo mažiau turėtų administratoriai probleminių skambučių. Gerai, tai čia nuotrauka daryta prieš porą metų, kad pamatyti, kad Danfosas nėra tik tais teorinė kompanija, kuri teoriškai patarinėja, tai mes iš tikrųjų lendame į objektus. Čia yra padaryta nuotrauka iš vieno objekto, kuriame mes leidome savaitę netgi. Čia yra Benas, čia yra Slovėnas, čia esu aš. Tai tikslas buvo kiek įmanoma daugiau per savaitę rasti problemų kylančių šaltinių, iš kur tos problemos kyla konkrečiai ir kaip tas problemas galima spręsti. Tai be šito daugiabučio mes kiekvienais metais tikrai dar turim krūvą daugiabučių, kuriuose irgi testuojam vieną kitą dalyką. Kaip pavyzdys, oro problemą vis dažniau aptinku ir vis kitais būdais dabar testuojame. Tai praeitais metais buvo sumontuotas pats nuorinimo įrenginys dar į vieną daugiabutį protestuoti, kiek tai duoda naudos. Tai va, mūsų praktika yra tokia, ką mes esame išmėginę per savo praktiką, tai esame išmėginę jau ne kartą degazavimo stoteles, konkrečiai, kad iš šildymo sistemų pašalinti oro vakuumo būdu. Tada esame išmėginę, koks yra skirtumas, kai šilumos punktas yra padarytas pagal priklausomą schemą ir nepriklausomą schemą, kokių problemų su tom susiduriam ir kodėl šilumokaitis yra gerai šilumos punkte. Esame tokį daiktą sumontavę 80 diametro vienam daugiabučiui, tiesiog padovanojame. Norėjome įsiaiškinti, ant kiek gerai šitas daiktas pašalina orą ir pašalina purvą. Nekartą teko išmėginti kompensatorius. Būtent prie ko čia kompensatoriai, tai kiek man asmeniškai teko išsiaiškinti, tai kas liečia triukšmo arba šnypštimo arba kažkokių tais garsų problemą, tai jinai jau buvo prieš kokių 20 metų. Kai vyko tas masinis šilumos punktų keitimas, gal netgi prieš 25 metus, gyventojai jau pajuto, kad atsirado kažkokie tais garsai šilumos punktuose, bet tie garsai dar buvo palyginus maži ir, greičiausiai gyventojai tiesiog susitaikė gal su tom problemom ir tiek, bet kada į tas sistemas buvo sumontuoti termostatai ir balansiniai, tie daiktai dar papildomai sustiprino tos garsus.
Nu, ir tada atsiradau aš, kuris jau turėjom kartu su montuotais, mes turėjom kažkaip tai spręsti tas garsų problemas. Tai pamačiau vieną paprastą dalyką, kad kartais pats šilumos punktas dėl siurblio arba dėl vožtuve esančio per didelio slėgio vibruoja. Ir jeigu ta vibracija yra nesuvaldoma šilumos punkte, jinai pradeda skleisti tokį rezonansą, patį tą garsą. Ir tas garsas sėkmingai tada keliauja per termofikatą, per visą šildymo sistemą. Tai tuos būtent kompensatorius esame ne kartą montavę, kad nutildyti patį siurblio veikimą. Tiesiog vėlgi yra svarbu vieta, kur jie yra sumontuoti, kad jie iš tikrųjų duotų naudą. Nes yra atveju, kur daugiabutyje yra irgi sumontuoti kompensatoriai, bet jie yra sumontuoti ne vietoje ir matosi tiesiog jaučiasi ant pačio vamzdžio, kad vamzdis dreba ir toliau sėkmingai ir kol mažindami siurblio mes to drebėjimo nesumažiname, tol garsas nedingsta. Netgi tolimiausiuose vamzdžiuose magistralinėse arba stovuose. Taip, tada esame išmėginę ir mažų filtrų montavimą. Tai tie patys pigiausi, paprasčiausi filtriukai, tai juos montavome ant stovo. Tiesiog patikrinti, ar tikrai šitas filtras išvalė visą šildymo sistemą, ar vis dėlto dar purvo yra užsilikę stovose. Tai rezumė tokia, kad tikrai purvo dar yra užsilikusios stovose. Truputį papasakosiu daugiau vėliau. Aha, matau klausimą. Taip, vienvamzdė sistema, jei palieka senus trėgius prie radiatorių ir deda bukuojamą ant stovo, į ką atkreipti dėmesį. Taip, jeigu palieka senus trėgius, aš iš karto gal tik atsakysiu klausimą, tai jeigu paliekam senus trėgius prie radiatorių, tai jūs iš karto turite pasakyti užsakovui ir gyventojui, kad jūs neišspręsite šilumos paskirstymo tarp aukštų. Pačio srauto greičiausiai užteks, nes jeigu trėgis bus nusuktas 100% į radiatorių, kad tekėtų srautas, arba bus teisingai nustatytas, tai yra 30% į radiatorių, 70% apvadų, bet kuriuo atveju mes turėsime tinkamą srautą stovę. Problemos tame nebus. Problemos atsiranda ne dėl pačių trėgio, problemos atsiranda dėl to, kai gyventojai užsiaurina kažkur labai stipriai diametrus arba vamzdžiai yra jau užsikimšę pakankamai stipriai. Tada mes tik srautą negausime per balansinius. Bet problema iškyla kita, kad gyventojai tikisi, kad sumontuotas evakuojamas ant stovo jiems išspręs visą šildymo sistemos problemą. O taip tikrai nebus. Jeigu liks seni trėgiai, tai jūs vis tiek turėsite šaltus stovus, turėsite gal per šiltų stovų neturėsite, nes evakuojamas sureguliuos srautą tiek, kiek reikia. Tai stovas jau gal tiek nebeperkaitinės, bet jūs turėsite vis dar šaltus stovus. Būtent dėl to, kad, tarkime, iš 5 aukštų, 3 aukšte jūs turite, koks nors gyventojas susimontavo kokį nors kraną, kurį yra stipriai prisukęs. Tai evakuojamas nepadės iš rūsio sureguliuoti to stovo, nes stove esančio srauto bus bet kuriuo atveju per mažai. Tai į tą reikėtų atkreipti dėmesį, kad jūs negalit garantuoti, kad tikrai bus tas srautas, kokio reikia, jeigu bus palikti seni trėgiai, ir jūs negalite garantuoti, kad bus teisingas šilumos atidavimas ties kiekvienu aukštu. Nes užtenka vieno trėgio, kuris bus nusuktas 100% į radiatorių ir tas aukštas jau pasims daugiau šilumos, automatiškai kitiems aukštams tos šilumos nebeužteks. Tai lyg ir daugiau klausimų nematau, tai gerai, tęsiu toliau. Taip pat esame išmėginę, tai yra tie patys evakuojimai, kurie yra montuojami ant stovo, tada esame vietoj jų sumontavę rankinius balansinius, patikrinti, gal čia evakuojimas yra problema. Tada esame išmėginę netgi 2 vamzdės automatinius balansinius sumontavę ant to pačio stovo. Tai galiu tik tiek pasakyti, kad jau Danas buvo išsigandęs šiek tiek, nes galvoja, kad šitie automatiniai gali išspręsti problemą, gal iš tikrųjų problema yra evakuojame, bet pamatėme, kad nei vienas balansinių tipas neišsprendė garso problemos, nes problema jau atsirado daug anksčiau negu pačiame balansinė, nes atsirado jau šilumos punktai. Tai populiariausi modernizavimo būdai yra vienvamzdė, dvivamzdė šildymo sistema ir šilumos punkto keitimas. Ko aš nerekomenduočiau? Nerekomenduočiau tvarkyti šildymo sistemos, jeigu jūs nieko netvarkote šilumos punkte ir jau problema yra užprogramuota pačiam šilumos punkte.
Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs neturite šilumos punkte tinkamo reguliavimo, kuris automatiškai teisingai reguliuotų temperatūrą pagal lauką, termostatai ir balansiniai nelabai jūs gelbės. Taip, jie uždarinės radiatorius, bet kažkada jie turės ir atidaryti tos radiatorius. Negali radiatorius būti visą laiką uždarytas. Ir kada jie atidarys tą radiatorių, jeigu šilumos punktas paduos, tarkim, 20-30 laipsnių per aukštą temperatūrą, negu turėtų paduoti, tas radiatorius per greitai prišils ir automatiškai per daug prišildys patalpą. Plius atsiras dideli šilumos nuostoliai magistralėse. Ir vėlgi, tai visą tai, ką pasakoju, tai yra grynai iš praktikos, nes, gerai, buvo Anykščiuose problema, kad buvo užstrigus karšto šildymo sistemos pavara. Tai automatiškai daugiabutis, kad ir turėjo visiškai naują dvivamzdį šildymo sistemą su dalikliais, automatiniai balansiniai, viskas subalansuota, daugiabutis suvartojo daug daugiau negu kiti renovuoti daugiabučiai iš karto. Tai kol mes nediagnozavome, kad pati pavara neveikia, tol daugiabutis normaliai taupyti ir nepradėjo. Tai siūlyčiau visą laiką atkreipti dėmesį į esamą šilumos punkto situaciją. Jeigu reikia bent minimalūs darbai turėtų būti atlikti, tai kaip minimalus darbas, tai ar jūs galite dabar šiuo metu nueiti prie valdiklio ir pakeisti jame temperatūrą, suprogramuoti kažkokias kitokias temperatūras. Jeigu galite, reiškia, valdiklis vis dar yra valdomas, viskas su juo gerai. Jeigu administratorius prisipažįsta, kad jis nesupranta, kaip to valdiklio reguliuoti ir jis ten pareguliuoja tik saulytės mėnuliukus, truputį daugiau, truputį mažiau, tai tokį valdiklį aš jau rekomenduočiau keisti, nes tai tik įrodo, kad administratorius nėra įgalus su juo optimaliai reguliuoti šilumos punkto temperatūros. Tas pats galioja pavarom, tas pats galioja šilumokaičiam. Jeigu nėra šilumokaičio, stipriai rekomenduočiau jį įdėti. Ne tik tais dėl garso problemų, dėl to pačio purvo iš tikrųjų oro šilumokaitis labai gerai apsaugo tokius dalykus. Tai va. Kokių klausimų dažniausiai aš sulaukiu ir dėl kokių turiu aš dažniausiai lėkti padėti kokį vieną ar kitą daugiabutį, tai nešyla radiatorius arba ne visas radiatorius šiltas. Šitą problemą yra lengviausiai išspręsti, jeigu modernizavimas buvo atliktas teisingai, tai tiesiog reikia padidinti gyventojų žinojimą, kaip veikia termostatai ir tiek, tai tam mes esame sukūrę instrukcijas, kur paprastas gyventojas gali pasiskaityti. Paprastas gyventojas, tai aš turiu omeny ne šildymo sistemų specialistas, tai kuris gali pasiskaityti paprasta kalba, ką daro termostatas, kaip veikia šildymo sistema ir tiesiog suprasti, kad jeigu patalpoje yra šilta ir radiatorius šaltas, reiškia, viskas gerai, šildymo sistema taip ir turi veikti. Kita problema, su kuria aš vis susiduriu, šita problema buvo apmažėjusi, bet aš jaučiu, kad šita problema pradėjo vis daugiau didėti Lietuvoje. Tai daugiabutis suvartoja daug šilumos. Mes vis dar, tiksliau taip, administratoriai vis dar tiesiog daug palieka atsakomybės pačiam montuotojui ir patys pakankamai nesigriebia priemonių daugiabučio šildymo sistemos darbo optimizavimui. Tai yra, montuotojas sumontuoja balansinius, viskas sureguliuoja visus išankstinius, visus nustatymus, balansavimo protokolai, viskas padaryta, bet jeigu punkte buvo paliktas senas valdiklis, jisai to valdiklio nereguliuoja. Ir čia yra labai svarbus vaidmuo pačio administratoriaus. Tai yra, administratorius privalo eiti tikrai reguliuoti, žeminti tas temperatūras, bandyti, eksperimentuoti, kokios yra vis teisingos tos temperatūros konkrečiam daugiabučiui. Nes jeigu to nepadarome, praktika rodo, kad daugiabučiai sugeba net ir tobulai subalansuoti, suvartoti, nežinau, 2 kartus daugiau, sugeba nieko nesutaupyti. Įsivaizduokite, po daugiabučio renovacijos, po sienų apšildymo jie sugeba nieko nesutaupyti. Ir tai yra vien dėl to, kad iš šilumos punkto yra paduodama neteisinga temperatūra. Tai yra, nėra vietos šilumos punktui, tai ką daryti, jeigu tiesiog daugiabutis yra kokių 8 butų ir nėra kur to punkto apskritai padėti, nėra rūsio tokio kaip. Ir seniau tiesiog ateidavo vamzdis ir su uždaromuoju ventiliu reguliuodavo, tai yra sprendimai iš tikrųjų, tokie maži šilumos punkteliai, kur montuojami po laiptais. Tada gal labiausiai skaudi problema, tai būna šnypščia ūžia, tarkim dar gyventojai taip nesiskundžia, kad suvartoja tas daugiabutis daugiau šilumos, bet patikėkit manim, jeigu turit šnypšiantį radiatorių, jeigu jūsų projektas turi šnypšiantį radiatorių, tai jūs praleisite gana daug laiko tas problemas spręsti. Tai dėl to, kai dabar prasidėjo montuotojų skambučiai
Jie tiesiog pradėjo dabar, turbūt šildymo sezonas, kadangi baigėsi, jie pradėjo montavimus, pradėjo klausti, kaipgi su tais termostatų diametrais daryti. Jeigu ateina stovas 20, ar galiu dėti aš 15 termostatą į radiatorių? Jeigu ir jūs turėsite panašių klausimų, kokį vožtuvą prie radiatoriaus dėti, kokį susiaurinimą dėti, kaip turėtų būti, tai gal skambinkite man, nes aš mėgstu kiekvieną daugiabutį paanalizuoti, kaip ten kas buvo padaryta, bet galiu pasakyti tiek, kad yra Danfoss rekomendacija labai paprasta. Jeigu turime stovą 20, nesvarbu radiatorius naujas ar senas, mes turime dėti 20 ventilį į radiatorių ir apvadą siaurinti į 15 diametrą. Ir automatiškai, jeigu mes turime stovą 15, ventilis vožtuvas turi būti 15, apvadas susiaurinimas turi būti 10. Tokia yra Danfoss rekomendacija. Kai aš atrodžiau nuotrauką prieš tai, kur mes savaitę leidome daugiabutyje ir sprendėme problemas, tai Danfoss žmonės tiesiog prie tokios išvados, kad šį kartą mes leidžiam laiką, leidžiam pinigus, bandom viską iš eilės, ką galima išbandyti, bet mes paruošėme rekomendacijas. Jeigu jūs tomis rekomendacijomis vadovaujatės ir jums kyla kažkokios problemos, mes be jokių klausimų jums padėsime. Bet jeigu jūs nesivadovavote Danfoss rekomendacijomis ir jums kyla problemų, tai sako, mūsų nekvieskit. Tai čia aš esu tarpininkas tarp jų, tai aš atvažiuosiu, padėsiu, bet jeigu bus pakankamai didelė problema, kur reikės, kad atvyktų svečių iš Danijos ar Slovenijos, tai jie pirmas dalykas, ko manęs paklaus, tai ar viskas buvo atlikta pagal jų rekomendacijas. Jeigu taip ir yra problemos, jie atvažiuos padės. Bet jeigu mes jau, kaip pavyzdys, stovai buvo 20, o sumontavom 15 vožtuvus, jie jau sakys, tai jūs padarėte ne pagal mūsų rekomendacijas, ko jūs dabar norite iš mūsų. Tai ir aš lygiai tą patį atsakau, kad esu matęs objektų, kur veikia ir su 15 vožtuvais radiatoriai, nors turėjo būti 20, esu matęs tokių projektų, bet jeigu klausit dabar kokį montuoti, visą laiką atsakysiu, montuokite 20, jeigu yra stovas 20, nes tokia yra Danfoss rekomendacija. Kol pas jūs niekas nešnypšia, neūžia, neturite jokių problemų, viskas tvarkoja, bet nedaug dievė turėsit kokią problemą. Tada ją reikės tikrai rimtai spręsti ir išspręsti, tai tokiu atveju aš tikrai irgi pažiūrėsiu, kokie diametrai yra sumontuoti, kaip yra viskas atlikta. Nėra vietos balansiniams vožtuvams, tai čia dažniausiai šita problema iškyla jau pačio investicinio projekto darimo metu, tai kai nėra rūsio, ką tokiais atvejais daryti, tai galiu iš karto atsakyti, jeigu turite vienvamzdę šildymo sistemą ir turite 8 butus arba 12 butų, greičiausiai tokio dydžio daugiabučių jūs nemontuosite elektroninės CCR versijos. Tai yra tiesiog per mažas daugiabutis. Tai greičiausiai užteks paprasto sprendimo, tai yra automatinis balansinis ir termostatai prie radiatorių. Tada sprendimas, jeigu nėra rūsio, kur tą balansinį montuoti, jūs galite iš esmės jį montuoti bet kur ant pačio stovo. Stovas tai yra kontūras, tai yra grandinė. Ar jūs sumontuosite į 1 aukšte, ar 2 aukšte, ar 3 aukšte, ar ant padavimo, ar ant grįžimo, vis tiek jūs turėsite tą patį srautą, kokio jums ir reikia. Kitaip tariant, jeigu į stovą įtekėjo 100 litrų, jis ir ištekės. Tai jeigu neįsileidžia 1 aukšto gyventojai, sako, mes nenorim šitų balansinių 1 aukšte, paklauskite 2 aukšto gyventojo. Gal jis sutiks ant stovo įdėti balansinį. Tai galite prie lubų įdėti, nebūtinai prie žemės turi būti tas balansinis, bet iš esmės, kad patį balansinį galite sumontuoti ant stovo, kurioje norite vietoj. Jeigu jums yra problemų su pačia vieta ir daugiabutis yra mažas, nes jeigu daugiabutis yra mažas, automatiškai bus ir mažas siurblys, tai automatiškai ir slėgio pasipriešinimas pačiame daugiabutyje nebus didelis toks, kad atsirastų kažkokie tai triukšmai. O jeigu turite dvivamzdę šildymo sistemą, tai yra paprastesni sprendimai, yra dinaminiai vožtuvai, truputį papasakosiu ir apie juos daugiau. Kita problema, tai jinai apibūdinama dažnai visai būna, klaksi, spraksi, kala, laša. Tai dažniausiai vyksta dėl temperatūros pokyčių sistemoje ir stovų tiesiog vamzdyno pailgėjimo ir susiaurėjimo. Tai truputį papasakosiu ir apie tai daugiau.
Ir kita problema, kuri iškyla tam tikrose Lietuvos regionuose, tai greitai sugenda šilumokaičiai. Tikrai buvo atvejų, kur po metų jau sumontuotas šilumokaitis, tik pabrėšiu gal, kad karšto vandens sprogsta. Išsipučia ir kažkur pradeda leisti ir jį reikia keisti. Tai tokiais atvejais tiesiog reikėtų išsiaiškinti, kodėl tas šilumokaitis sprogsta. Ar tai yra neteisingas suderinimas, ar tai yra blogos kokybės pats termofikatas, vanduo šiuo atveju. Ir jeigu jau išsiaiškiname, kad tiesiog šito tipo šilumokaičiai netiks, tai tiesiog reikia pasirinkti kito tipo šilumokaičius. Vien Danfosas siūlo 3 variantus šilumokaičių. Tai yra presuojami šilumokaičiai supresuoti, lituoti variu, tada yra lituoti nevariu, tai jeigu prastas kokybės vanduo, ir yra išardomi šilumokaičiai. Gerai, ar mane vis dar girdite? Nes dabar pradėsime gilintis į kiekvieną problemą individualiai. Aš tave girdžiu. Super. Jeigu Birutė mane girdi, reiškia viskas gerai, galim tęsti toliau. Tai gerai, po kiekvieną problemą panagrinėkime detaliau. Nešyla radiatorius, tai vėlgi, jeigu tai yra vienvamzdė šildymo sistema, tai yra atveju, kada tikrai bus jūsų radiatorius šaltas, o stovas vos šiltas. Didesnė problema būtų tokia, jeigu jūs turėtumėte karštą stovą ir visiškai šaltą radiatorių. Šita problema greičiausiai jums atsitiks vien dėl to, kad jūs nepasirinkote stovų temperatūros reguliavimo. Arba jisai nebuvo pasirinktas pačio investicinio darimo metu, investicinio projekto darimo metu. CCR ar QT elementai, jie yra skirti būtent tam, kada užsidaro radiatorius, kad stovas neperkaitinėtų, jie būtent pridarinėja patį automatinį balansinį. Būtent reguliuoja temperatūros pokyčius srauto pagalba. Tai jeigu jūs nepasirinkote CCR, tai šita problema pas jūs bus jau kaip ir užprogramuota, jos jūs ir nelabai išspręsite. Bet jeigu yra sumontuotas CCR, reikia pažiūrėti, ar jis apskritai veikia. Šiaip gera žinia ta, kad naujo tipo CCR yra sudėtingiau paleidžiami, bet automatiškai jų montuotojas paleisti negalės, jeigu jis teisingai jo nepajungs. Seną CCR dar buvo galima pajungti ne visiškai teisingai, bet užsakovai gali pasirodyti, kad jis veiks. Kaip pavyzdys, seną CCR, jeigu mes tik jungsime maitinimą, ekranas jo švies ir nesuprantančiam, kaip turi CCR veikti, gali pasirodyti, kad, jeigu CCR ekranas šviečia, tai reiškia viskas tvarkoj, turim veikinti CCR. Bet ar jis reguliuoja stovus, ar ten sujungta yra elektra teisingai? Šitą jau gali patikrinti elektrikas arba aš galiu telefonu pakonsultuoti, kaip tai patikrinti. Naujam CCR, jeigu jūs bent vieną laidą pajungsite neteisingai, CCR visas mirksės alarmomis ir tiesiog jisai automatiškai jau net nesuprantantis žmogus prieės prie CCR pamatys, kad kažkas yra ne taip. Tai čia yra gera žinia administratoriams, kad jūs tikrai pamatysite, kad pats tas prietaisas yra nepajungtas teisingai. Kitas atvejis gali būti, tas pats pasitaiko dvivamzdžiai šildymo sistemai, tai mes tiesiog dažniausiai nesuprantam, o kaipgi tas radiatorius turi šilti. Gyventojai dažnai būna įpratę, kad radiatorius nuo viršaus iki apačios būna visas karštas raudonas. Jie yra pripratę jau automatiškai, įsivaizduokite, jūs gyvenate 20-30 metų su karštu radiatoriu. Ir vieną dieną jums radiatorius staiga atvėsta, kartais vėl pašyla, kartais vėl atvėsta. Ir jums atrodo, kad kažkas tikrai yra su juo ne taip. Ir jūs skambinate butų ūkiui, administratoriui arba kviečiatės montuotoją ir sakote, žiūrėkit, blogai, kažkas su to radiatoriu yra negerai. Tai tiesiog gal svarbu yra suprasti, kaip turėtų tas radiatorius šilti ir kad jeigu radiatorius beveik visas plotas yra karštas, kad tai nėra gerai, tai yra neteisingas šilimas. Arba atvirkščiai, nuėmus termostatinę galvutę, visas radiatoriaus plotas beveik yra vėsus. Tai irgi yra negerai. Teisingai radiatorius turėtų šilti taip. Tai yra viršus turėtų būti šiltas, vidurys vėsesnis, apačia vėsi. Tiesiog tokiu atveju geriausias dalykas yra paviršinis termometras ir tiesiog pasimatuoti temperatūrą čia, per vidurį radiatoriaus, apačioje radiatoriaus, čia ir čia.
Tai kada jūs pasimatuosite radiatoriaus taškus, jūs pamatysite, kokia yra apskritai paduodama temperatūra, kiek radiatoriaus temperatūros turite per vidurį ir kokią turite atvėsusią temperatūrą. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų radiatoriaus jau apačioje temperatūra yra 30 laipsnių, gyventojų tai atrodys, kad yra iš vis jokia temperatūra, tai yra šaltas radiatorius. Tai tik su paviršiniais termometrais jūs galite pasidaryti tam tikrą, sakykime, auditą ir iš tikrųjų parodyti gyventojui, kad jo radiatorius šyla blogai, arba kitu atveju identifikuoti problemą, kad visgi radiatorius nešyla teisingai. Kaip tą problemą reikėtų spręsti? Jeigu turime per didelį skirtumą, per didelį atvėsimą pačiame radiatoriuje, mes turime didinti srautą į radiatorių. Tai jeigu tai yra vienvamzdė sistema, mes turime didinti srautą visam stovui. Jeigu tai yra dvivamzdė sistema, gal užteks tiesiog pareguliuoti patį išankstinį nustatymą prie pačio radiatoriaus. Atvirkštiniu variantu, jeigu mūsų visas radiatorius yra karštas, tai yra, mums tai yra iš karto informacija, kad kažkas yra negerai su balansavimu. Jeigu radiatorius yra visas karštas, tai reiškia, kad mes turime stipriai per daug srauto radiatoriuje. Tai arba pas jūs yra nesureguliuoti išankstiniai prie radiatoriaus, arba gal nėra iš viso atliktas balansavimas šildymo sistemos. Tai tokius dalykus jau reikia eiti žiūrėti, tikrinti prie pačių balansinių, nuiminėti galvutes, tikrinti, ar čia yra padarytas išankstinis nustatymas kažkoks tai. Ir vėlgi, tai yra detalės, tiek laiko mes šiandien neturėsime, bet jeigu kyla klausimų, ar sistema yra gerai subalansuota, ar teisingai šyla radiatorius, ar darbai yra atlikti reguliavimo taip, kaip turėtų būti atlikti, tai jūs visą laiką galite man skambinti, aš jums galėsiu tiek atsiųsti nuotraukų, tiek paaiškinti, kaip kas turėtų būti, o po karantino galėsiu ir net atvažiuoti. Kita problema būna, kad suvartoja daug šilumos. Dažniausiai mes nežinome, kiek tas daug ar mažai šilumos apskritai yra. Kaip suprasti, daugiabutis daug suvartoja šilumos ar ne? Mes žinom, kad prieš renovaciją daugiabutis suvartodavo dažniausiai apie 90–150 kWh kvadratiniam metrui per visą šildymo sezoną. Tai šiuo atveju, jeigu jūsų daugiabutis suvartoja 35 kWh arba mažiau, greičiausiai jūs nesiskūsite, kad suvartoja daug šilumos. Bet jeigu jūsų daugiabutis jau suvartoja nuo 35 iki 50 kWh per visą šildymo sezoną kvadratui, čia jums gali kilti įtarimas. Tai visgi daug ar mažai tas mūsų daugiabutis suvartoja. Kaip ir mokam nedaug, bet gal galėtume mokėti dar mažiau. Tai galiu iš karto trumpai atsakyti, kad jeigu toks pas jūs yra suvartojimas, tai viskas ok. Jūsų daugiabutis tikrai patenka, vėlgi mano asmeninė nuomonė ir praktika, tikrai patenka į tvarkingai, teisingai veikiančių daugiabučių suvartojimą. Tas suvartojimas kinta būtent dėl pačių gyventojų vartojimo pobūdžio, tai vieni gyventojai mėgsta gyventi šilčiau, kitas daugiabutis gal ten gyvena labai daug gyventojų, kurie tiesiog yra taupus, tai jie yra prisisukę pačius termostatus ir jie suvartoja tiesiog mažiau. Bet jeigu jūsų daugiabutis suvartoja daugiau negu 50 kWh kvadratiniam metrui, čia siūlyčiau atkreipti dėmesį į patį daugiabutį. Minimum tikrai nueiti prie šildymo sistemos ir patikrinti, ar yra atliktas balansavimas. Užeiti į keletą butų patikrinti, kaipgi gyventojai vartoja tą šilumą, kokie yra termostato nustatymai. Ir dar galima nueiti į šilumos punktą, galima nueiti į valdiklį, pasižiūrėti istoriją, kaip valdikliui sekasi reguliuoti temperatūrą. Tai arba skambinkite man, pasakysiu nuodugniai visą seką, kaip patikrinti, ar tikrai daugiabučio šildymo sistema veikia optimaliai. Buvo atveju, jeigu neklystu, Pasvaly, kur šildymo sistema veikia tikrai tobulai, viskas sureguliuota, viskas veikia optimaliai, bet vėlgi pasikartosiu, mano asmeninė nuomonė, tiesiog sienų izoliacija kažkas yra padaryta ne taip, nes ta šiluma tiesiog išeina iš daugiabučio. Ir mums neužtenka mano rekomenduojamų paduodamų temperatūrų, jas reikia kelti vien tam, kad išlaikyti butuose bent 20 laipsnių temperatūros. Tai termostatai veikia, automatiniai balansiniai veikia, šilumos punktas veikia, tiesiog ta šiluma labai lengvai iš to daugiabučio išeina, jinai nesiakumuliuoja. Tai gali būti ir taip, kad nerasime kažkokių problemų šildymo sistemoje, o problema bus daugiabučio izoliacijoje. Gerai, matau klausimą. Taip, Donatas klausė, stovo drenažui galime naudoti SVPV vožtuvę esančius drenažus, ar geriau projektuoti atskirą drenažą?
Geriau projektuoti atskirą drenažą. Pasakysiu kodėl. ASVPV drenažo skylutė yra, jeigu neklystu, apie 8, bijau sumeluoti, gal 6 mm. Tai yra labai maža skylutė. Jeigu jūs tiesiog naudosite drenažą išleidinėti vandenį ir turėsite laiko tam, tai jūs galite naudoti ir ASVPV. Tiesiog jį uždarysite, atsuksite drenažą, palengva ta srovelė, tas vanduo ištekės iš radiatorių, iš pačio stovo. Bet jeigu jūs sugalvosite atsukti iš ankstinius nustatymus ir per tą patį drenažą pamėginti praplauti šildymo sistemą, tai yra prisijungti šlangą ir padaryti 6 kartus didesnį srautą ir kažkaip mėginti tame stove per radiatorius cirkuliuoti tą papildomą srautą, tai jums nepavyks, nes skylutė bus stipriai per maža negu reikia. Tai mano rekomendacija yra montuoti drenažą atskirą viršui, 15-20 diametrų priklausomai nuo stovo. Tokiu būdu jūs galėsite tiek greitai išpilti, nudrenuoti vandenį iš stovo, tiek prireikus jį dar pacirkuliuoti ir praplauti. Tai va čia tokia mano patirtis. Ir taip pat, jeigu dar būtų klausimas, ar montuoti uždarimo vožtuvus, nes jeigu paskaitysite techniniam aprašyme ASVPV, ten yra rašoma, kad vožtuvas turi uždarimo funkciją, jį galima uždaryti, tai aš visą laiką dar rekomenduoju, būtinai montuokite atskirai paprastus uždarimo vožtuvus tiek ant padavimo, tiek ant grįžimo. Nes pasitaiko atveju, kad yra suplėšama automatinio balansinio membrano. Pasitaiko atveju, kad reikia protestuoti, gal pats balansinis kažkur tai užsikimšo kažkokia drumzlė. Nėra uždarimo vožtuvų, mes negalime to protestuoti. Tai uždarimas atskiras yra būtinas, nes tikrai buvo atveju, kur atvažiuoja į objektą, norisi greit uždaryti stovą, kažką patikrinti ir tiesiog to uždarimo nėra, nes jo nebuvo nurodyta projekte ir tada mėginam gal ant magistralės galima uždaryti kažkiek tais atšakas bent jau. Tai yra, labai apsisunkina visi testavimo darbai. O drenavimą lygiai taip pat viršų irgi rekomenduoju, nes pačio balansinio ta dreno funkcija yra gana maža skylutė ir jeigu jums iš tikrųjų reikės greitai uždrenuoti, greitai kažką mėginsit pripildyti per dreną, ten atskirai per kokią papildymo žarną vandenį, tai bus daug geriau, jeigu turėsite atskirus dreno vožtuvus. Gerai. Toliau. Jeigu daugiabutis suvartoja daug šilumos, kaip aš protestuoju, ar ta daugiabučio šildymo sistema apskritai veikia teisingai? Tai labai nesunkiai, tai dažniausiai daroma yra paviršinio termometro pagalba. Mes pasižiūrime be abejo, ką rodo elektronika, kokios yra elektronikoje ACL paduodamos temperatūros. Tada tiesiog matuojame temperatūros ant padavimo vamzdžio, matuojame temperatūras, ką mes gauname prie radiatorių, matuojame temperatūros prie artimiausio stovo, prie vidurinio stovo, prie tolimiausio stovo. Kaip pavyzdys, jeigu vien jūs stovo apačiose jau matote didžiulius temperatūrų skirtumus tarp tolimiausio stovo ir artimiausio stovo, tai jau indikuoja du dalykus. Arba pas jūs yra kažkas blogai su balansavimu, arba šiluminė izoliacija tiesiog neapsaugo šilumos nuostolių ir vamzdynas per daug yra atvėsinamas vien dėl to, kad jis yra rūsyje ir teka magistralė. Tas pats, vėlgi žiūrime tada temperatūras prie radiatorių, tai žiūrime paduodamą temperatūrą, kokia jinai atkeliauja. Tai jinai turi būti labai panaši, laipsnis 2, maksimum 3 skirtumas nuo šilumos punkto padavimo. Jeigu šilumos punkto mes turim paduodamą 40 laipsnių, o atėję prie radiatoriaus čia padavimo mes randam 30 laipsnių, tai yra jau indikacija, kad arba nėra subalansuota šildymo sistema, arba mums paprasčiausiai neužtenka srauto, arba vėl gal šiluminė izoliacija per daug yra tiesiog prasta ir jinai neapsaugo temperatūrų praradimo. Tai išmatavę temperatūras mes labai greitai pamatome bendrą vaizdą. Taip, kitas dalykas, mes tikriname slėgį. Vėlgi tai yra, kaip sekasi elektroniniam valdikliui šilumos punkte, mūsų atveju ACL-ui, sureguliuoti tas paduodamas temperatūras. Jeigu mes turim iš tinklų labai aukštą slėgį
ir neturime perkrepšio reguliatoriaus, mes labai greit pamatysime, kad pačiam vožtuvui tiesiog nesiseka sureguliuoti paduodamos temperatūros ir automatiškai mes pastoviai pulsuojame per aukštą temperatūrą į šildymo sistemą. Ir kada mes paduodame per aukštą temperatūrą į šildymo sistemą, termostatai pradeda, paprastai pasakysiu, patirti stresą ir jie pradeda nebe taip gerai uždarinėti radiatorius, nebespėja uždaryti radiatorių ir automatiškai mes turime vėl padidėjusių suvartojimą visoje šildymo sistemai. Geriausias man pavyzdys yra tai, kaip filmuose būna, kur trūkčioja mašina, kur spaudžiam gazas dugnas, tada spaudžiam staiga stabdį, tada vėl gazas dugnas, tada vėl stabdį. Tokiu būdu mes kaip ir važiuojame, bet iškyla daug kitų problemų, kaip ir paminėsiu, vamzdynų tampymasis, traškėjimas ir tas pats padidėjęs suvartojimas. Tai patikriname slėgį iš tinklų, patikriname, kaip sekasi valdikliui reguliuoti paduodamas temperatūras, tada tikriname taškus pačioje sistemoje ir pagal tai mes jau galime nuspręsti, kaip sekasi šildymo sistemai veikti. Kaip pavyzdys, va čia, kai yra per didelis slėgis arba valdiklis tiesiog nėra suderintas, turime tokią kreivę, tokią diagramą. Akivaizdu matosi, kad yra gazas dugnas, yra gazas stabdis ir automatiškai dėl tokio veikimo tiek pati pavara labai greitai suges ir tiek pats daugiabutis suvartos daug šilumos. Tai, kad to nebūtų, mes turime suderinti valdiklį ir turime suderinti punkto paduodamą temperatūrą. Nežinau, kiek gerai pavyks transliuoti šitą video. Aš esu jį ne kartą rodęs, bet kol kas geresnio video parodančio, kaip blogai veikia šilumos punktas, neradau. Tai yra vožtuvas be perstojo atsidarinėja, užsidarinėja. Tai būtent tai, ką aš rodžiau praeitoj diagramai, tai va čia jūs galite pamatyti praktiškai. Jisai va dabar atsarė, tada palaukia kelias sekundės, plus girdite jau šnypštimą ir va po kelių sekundžių vėl pradeda užsidarinėti. Tai yra akivaizdi indikacija, kad šilumos punktas nesusitvarko su paduodama temperatūra ir tam reikia skirti papildomo dėmesio. Suderinę šilumos punktą mes turėsime daug lygesnį vaizdą, daug gražesnę diagramą ir turėsime teisingesnį suvartojimą. Kitas seklys išdavikas šildymo sistemos yra tas pats CCR-as. Jeigu mes turime šildymo sistemą vienvamzdę ir turime CCR, mes galime be problemų ištraukti, kad ir metų istoriją ir pamatyti, kaip sėkmingai sekasi daugiabučių valdyti šildymo sistemą. Čia mes matome dar daugiau informacijos negu pačiame ECL. Čia mes matome tiek paduodamą temperatūrą ir tiek matome stovų grįžtamą temperatūrą. Tai vad kas vyksta? Paduodamas punktas paduoda per aukštą temperatūrą, CCR stabdo. Temperatūra punkto paduodama nukrenta, CCR atsidarinėja, stovus pradeda šildyti. Ir va taip, tokiu būdu sistema tampasi, gyventojai pradeda skustis administratoriui, kad nesuprantu šitas stovas, tai užkaista, tai atvėsta, plus traška kažkas. Tik pradeda šilti stovas, pradeda viskas kalti kažkur. Tai va, būtent tai yra dėl to, kad yra blogai sureguliuotas šilumos punktas ir šildymo sistema negali veikti taip, kaip turėtų. Kita problema, tai tokia ir problema iš esmės, bet jeigu nėra kur sumontuoti šilumos punktą, mes ir turime tą problemą. Jeigu nėra vietos, kur sumontuoti punktą, tai yra paprastas sprendimas, yra tiesiog maži šilumos punkteliai. Nėra prasmės gaminti kažkokį tais naują, tiesiog yra gaminys mažas, kuris telpa po laiptais, teko ne kartą tokius punktus matyti, jie yra tiesiog minimalūs. Turi elektroninį valdiklį, turi cirkuliacinius siurblius, šilumokaičius, viskas juose yra, tiesiog gamintojas pasistengė, viską sumažino, kiek įmanoma, kad jis būtų mažesnis ir tilptų po laiptais. Jeigu norite, taip pat, čia reklama, bet ir taip pat yra gamykliniai šilumos punktai ir dideli. Iki, jeigu neklystu, 560 kW galios. Tai tiesiog turėsite gamyklinį daiktą, kuris atkeliauja iš gamintojo, po vienu kodu, jam yra suteikiama 5 metų garantija. Tai nesvarbu, pas jūs sugedo cirkuliacinis siurblys, valdiklis ar koks nors uždarimo vožtuvas, visą garantiją tvarko Danfossas. Tai toks
privalumas, jeigu montuosite gamyklinį šilumos punktą. Tai šitos daiktus dažnai žiūri investuotojai naujos statybos daugiabučiuose, bent jau pastaraisiais metais pradėjo mūsų klausinėti vis daugiau, gal dedam gamyklinį, nes tiesiog bus paprasčiau negu iš gabalų rinkti. Renovacijoje, jeigu taip statistiškai, tai gamyklinis punktas iš 100 daugiabučių, kokiuose 3 daugiabučiuose bus gamyklinis punktas. Tai nėra daug, bet tas kiekis didėja ir šiuo atveju privalumas administratoriui gal, kad mažai vietos, viską gali aptarnauti iš priekio ir ten jau bus visi komponentai suderinti, visi diametrai, viskas. Gerai, kita problema - šnypščia ūžia. Šitą problemą teko man porą metų gal netgi, sakykime, spręsti. Kai kurie daugiabučiai net ir dabar iki galo dar nėra išspręsti, nes vėlgi, kaip ir sakiau, oras dažniausiai yra problema šildymo sistemose. Bet kartais net pašalinus orą mes, pavyzdžiui, praeitais metais Alytuje daugiabutis, manau, dar iki dabar šnypščia, nebent butų ūkis pakeitė cirkuliacinį siurblį ir sumontavo kompensatorius, kur reikia. Istorija tokia. Daugiabutis šnypščia. Ten yra sumontuotas CCR, evakuojamai termostatai. Akivaizdu buvo, kad buvo sistemoje ne iki galo pašalintas oras, nes vien išjungus staiga siurblį ir jį įjungus, ten pradeda vanduo kunkuliuoti. Tai reiškia, dar vis yra termofikatas susimaišęs su oru. Tada mes sumontavome specialų norintoje šilumos punktą, kuris jau pašalina tiek laisvą orą, tiek mikroburbulus. Jis tą darbą atliko, bet punktas vis dar vibravo. Tai yra nuo cirkuliacinio siurblio pats vamzdynas viskas drebėjo. Ir tiesiog mes pamatėme, kad problema buvo tuo atveju ne tiek ore, kiek pačioje vibracijoje. Tiesa, nežinau, tik tais čia prasidėjo visos koronos, kuom tai baigėsi, nes mes buvom sutarę, kad bus permontuoti kompensatoriai į kitą vietą, nes ten, kur jie buvo dabar, jie neslopino cirkuliacinio siurblio ir turėtų lyg ir tą vibraciją susitvarkyti. Pažiūrėsim, gal bus sekantis webinaras, galėsiu praktiškai parodyti iš pačio punkto video, kaip tas punktas veikia dabar. Gerai, bet norint šitą problemą pradėti aiškintis, labai svarbu yra iš pradžių pažiūrėti, kurgi tas garsas kyla, kur jisai jaučiamas daugiausiai. Nes jeigu pas jūs yra vidury šilumos punktas, viduriniai laiptiniai, ir ten jūs girdite daugiausia garso, tai bus didelė tikimybė, kad jūs girdite karšto vandens pavarą. Gal yra didelis slėgis iš tinklų ir kada vožtuvas pradeda prasidarinėti, jis pradeda irgi sėkmingai šnypšti. Tai yra tiesiog greičiausiai bus reguliavimo vožtuvuose dėl didelio slėgio ir greičio kylantis garsas, kuris persideda artimiausiams stovams į visas puses. Toliau reikia pažiūrėti, gal tas garsas yra viršuje, bet jeigu jūs garsą girdite tolimiausiuose jau stovuose, tai greičiausia problema bus ne pačiuose pavarose šilumos punkto, o jau bus susijusi su oru, purvu, gal yra neteisingai subalansuota šildymo sistema, gal iš vis nėra subalansuota. Tai tada jau reikia labiau gilintis į pačią sistemą, žiūrėti, kas ten vyksta. Kaip mes dažniausiai dar testuojame papildomai, tai uždarinėjame sistemą korpusais. Kaip pavyzdys, uždarom pusę daugiabučio ir žiūrime, ar garsas stiprėja, ar jisai mažėja, žaidžiame su cirkuliaciniu siurbliu, tai uždarinėjom radiatorius, atidarinėjom. Kartais labai lengva pamatyti, kad uždarius netgi radiatorių, vis tiek jūs girdite garsą radiatorių, nes tiesiog pats prietaisas yra didžiausias ir jisai kaip garso kolonėlė yra geriausiai girdimas, prikišus ausį prie radiatoriaus. Bet garsas iš tikrųjų pasirodo yra pačios sistemoje, pačiose stovuose. Net tada žiūrime, kas yra tas garso šaltinis. Tai labai svarbu yra nustatyti konkrečias vietas, kur tas garsas sklinda ir tada paraleliai pagal tai mes tą garsą sprendžiame. Kaip pašalinti. Tai pirmas dalykas, nuo ko mes pradedame garso šalinimą, tai aš visą laiką sakiau, turi būti tobulai norinta šildymo sistema. Kol šildymo sistema nėra tobulai norinta, tol galime net nevažiuoti daugiabutį ir nepradėti spręsti kažkokias problemas. Tai geriausiai norina šildymo sistemas degazavimo stotelės, bet tas daiktas yra brangus, jis kainuoja 3000 eurų, gal ir daugiau dabar. Tai paprastesnis sprendimas yra tiesiog tokie, maži norintojai, kurie jau montuojami ne ant stovų viršaus,
o montuojami šilumos punkte, kurie būtent pašalina laisvą orą ir mikroburbulus. Aišku, ištirpusio oro jas nepašalina, bet ištirpusio oro pašalina tik degazavimo stotelė, bet mums užtektų šildymo sistemoje, kad jau nebūtų mikroburbulų. Jeigu jūs turite pašalinę tik laisvą orą, kas yra laisvas oras, tai yra tas, kur montuotojai 5. aukšte atsuka kranus ir tiesiog išleidžia tą orą. Tai yra laisvas oras. Bet jeigu jūs pašalinate tik laisvą orą ir jūsų sistemai liko mikroburbulai, o mikroburbulai lengviausiai įsivaizduoti kaip mineraliniai įpiltumėte į sistemą, po kurio laiko jums vėl užsiorins sistema, o kol jinai dar neužsiorino, jūs tiesiog jau girdėsite šnipštimą visoje sistemoje. Tiesiog tie mikroburbulai daužosi į balansinių vamzdynų sieneles ir tokiu būdu sukuria šnipštimo garsą. Tai pirmas dalykas yra norinti šildymo sistemą. Tai jeigu nuspręstumėte montuoti degazavimo stotelę, labai svarbu turėti pajungimo vietas. Va čia norėčiau pabrėžti projektuotojams, kad jeigu projektuojate šilumos punktus, neprojektuokit degazavimo stotelės, nes jinai yra brangi ir jeigu jos nėra investiciniam projekte, jos tikrai niekas nemontuos. Tiesiog suprojektuokite 2 dreno antgalius ant grįžimo linijos, 0,5 metro atstumu, 1,25 diametro, atvamzdis su pačiu rutuliniu vožtuvu, kitas 20 diametro. Šitą schemą sugalvojau ne aš tiesiog paėmiau iš pačios degazavimo stotelės instrukcijos, kaip turėtų būti teisingai jinai prijungta. Nėra gerai, kada jūs jungsite degazavimo stotelę, tiesiog išsukę manometrus ir prisukę tas vietas į pačius manometrų vietas. Tai nėra teisingas prijungimas, jūs tokiu būdu negalite garantuoti, kad degazavimo stotelė pašalins tinkamai orą. Jeigu norite pašalinti tinkamai orą, tai ant grįžtamos magistralės šilumos punkte horizontaliai 2 drenavimo atvamzdžiai, 1,25 diametro, kitas 20, 0,5 metro atstumu kaip čia. Jeigu reikės, šitas visas įrašas bus daromas, šiuo metu tiksliau visa prezentacija yra įrašinėjama, jinai bus vėliau paskelbta Facebook'e, arba galėsite atsisiųsti, arba aš galėsiu jums atsiųsti pačias skaidres, pamatysite dar kartą tą pačią schemą. Va, tai šita vieta yra labai svarbi. Kitas dalykas yra Danfoso sukurtos būtent tos rekomendacijos, ką aš minėjau seminaro pradžioje. Tai tiesiog mes padirbėjome ir kiek įmanoma daugiau tai, ką patyrėme praktikoje, aprašėme šitame leidinyje. Ten yra aprašyti tiek balansiniai nustatymai, kokie yra rekomenduojami, tiek, kad yra norinti rekomenduojami, kad yra, matau, netgi bus skaidrės apie tai. Gerai, tai aprašėme, kokie yra vožtuvai naudojami vienvamzdžiai sistemai, kokie yra vožtuvai naudojami dvivamzdžiai sistemai, kad aliumininiai radiatoriai yra nerekomenduojami jokiais atvejais. Dėl ko jie yra nerekomenduojami? Todėl, kad gamintojai negali pateikti triukšmo lygio matavimų. Reiškia, jeigu pas jūs radiatoriai netgi teisingas srautas tekės, yra didelė tikimybė, kad pats radiatorius vis tiek šniokš. Tai šiuo atveju Danfosas nerekomenduoja aliumininių radiatorių jokiais atvejais. Tada yra, kaip išanalizuoti pačią šildymo sistemą. Tai tiesiog, kaip nustatyti tą patį suvartojimą, didelis, mažas, kaip pavyzdžiui, diagnozuoti, ar šitą šildymo sistemą apskritai reikia kažką tai tobulinti. Tai galite pasinaudoti tokią papildomą informaciją apie tai, ką pasakau, matavimo taškus, kreivės. Toliau tai yra po paleidimo, ką yra svarbu atkreipti dėmesį, kad CCR turi būti suderintas, kaip turėtų būti atiduotas pridavimas eksploatavimui, slėgis, patikrinti statinį slėgį. Visos tokios smulkmenos detalės, kas yra svarbu pridavimo metu, montavimo metu, yra pateiktos šitame leidinyje, kad tiesiog galėtumėt tiek teisingai suprojektuoti, tiek teisingai sumontuoti. Vat kaip pavyzdys, mūsų Danfos žmonės išanalizavo mūsų ABQM-us balansinius iki tokio lygio, kad jie netgi surado balansinių nustatymo diapazonus, ties kuriais yra mažiausia tikimybė, kad užstriks kažkokia šiukšlė ar oro burbulai. Tai kaip pavyzdys, Danfosas nerekomenduoja balansinio, dabar čia gerai gal nesimato, bet man atrodo, čia bus 33% nustatymo 15 diametro balansinių. Tai mes esame nustatę konkrečiai,
kiekvienam balansiniui, koks turi būti konkretus nustatymas arba diapazonas, kuris yra rekomenduojamas. Taip, iš kur atsisiųsti šį naujausią leidinį, tai tiesiog parašykite elektroninį laišką man arba mano kolegijai Birutei, kurie organizavo šitą webinarą, ir mes jums atsiųsime. Mes galime atsiųsti tiek sėkmės istorijas, tiek techninį žinyną, tiek Optimal 1 leidinį irgi apie tai. QT nustatymai, kokie rekomenduojami. Tai ten daug tokių smulkių detalių, ką Danfosas padarė ne tik tais Lietuvai, bet iš esmės remdamasis Lietuvos praktiką, jis šitą leidinį išvertė į kelias kalbas ir yra kitoms šalims taip pat pateikiamas. Toliau, plovimas. Labai svarbu yra išplauti stovus prieš šildymo sistemos visą modernizavimą, jeigu mes paliekame seną sistemą. Kodėl? Todėl, kad po modernizavimo jūs būsite sumontavę tiek apvado susiaurinimus, tiek termostatus ir vandenį pracirkuliuoti pro tos pačius radiatorius ar stovus nebebus taip lengva, kaip buvo prieš tai. Todėl, jeigu jūs norite išplauti kiek įmanoma daugiau purvo iš vienvamzdės šildymo sistemos, tai darykite prieš montavimą visą. Ir tai darykite ne iš šilumos punkto bendrai, o kiekvieną stovą individualiai, taip kaip aš parodžiau būtent šitoje prezentacijoje. Tik tokiu būdu jūs pašalinsite tą didžiausią purvą. Pati vienvamzdė šildymo sistema labai purvo nebijo. Purvą mes šaliname daugiau dėl to, kad nebūtų pačios garso problemos. Nes irgi purvo smulkios detalės, jeigu jos daužosi į vamzdyną, į vožtuvus, jos tiesiog irgi skleidžia garsą. Jeigu neklystu, mes Ignalinoje iš vieno daugiabučio, kur buvo irgi garso problema, paėmėme bandymą, termofikatą tiesiog nusipylėme į tokį buteliuką ir išsiuntėme į Daniją, kad jie protestuotų vandens kokybę. Bijau sumeluoti, man atrodo, kad purvo kietųjų dalelių buvo rasta 200 kartų daugiau, negu yra galima rekomenduojama šildymo sistemoje. Tai aišku, tai nepadeda tiek vožtuvų ilgamžiškumui, tai toli gražu nepadeda spręsti garso problemas. Tai sistema projektuotojams, sakyčiau taip, įrašykite į projektus, kad išplauti šildymo sistemą prieš montavimą, prieš montuojant vožtuvus. Ir po to jau praplauti kaip po viso montavimo. Montuotojams tiesiog, sakyčiau, nepatingėkite tikrai išplauti prieš tai, nors ir projekte tai nebus įrašyta. Tikrai pasilengvinsite savo tolimesnių problemų nebuvimą. Gerai. Cirkuliacinio siurblio optimizavimas. Tai čia gal sakykime taip, jeigu yra senas cirkuliacinis siurblys, tai rekomendacija numeris 1 būtų keisti į naują cirkuliacinį siurblį, kuriame mes galėtume keisti darbo režimus ir kelimo aukštį, tą patį tiesiog cirkuliavimo dinaminį slėgį. Kartais mums tenka optimizuoti iki tokio lygio cirkuliacinį siurblį, kad konkrečiai šitam daugiabučiui 3 laiptinių, 5 aukštų užtenka 4,5 metro dinaminio slėgio. Iki tokio lygio. Mums netinka nustatymas 1, 2, 3, nes dažniausiai 3 būna per daug, 2 būna per mažai, su vienu iš viso gyventojų sušaltų. Mums reikia tiksliai kartais labai nustatyti pačių balansinio darbo režimą ir tai galima padaryti tik tai su naujoviškais siurbliais. Tai mano rekomendacija būtų gal rinktis tokius siurblius, kuriuose jūs galėtumėte keisti dinaminį slėgį kas pusę metro. Nes patikėkit manim, kai turit kažkokių garso problemų, jūs norite siurblį nustatyti kuo tiksliau. Tai jeigu ten bus, kad ir naujas siurblys, bet nustatymas vis dar 1, 2, 3, tai nebus labai gerai. Tai tokia trumpa rekomendacija. Ir toliau norint optimizuoti, kaip mes randame tos 4,5 metro, kad mums būtent tiek reikia, tai yra labai paprastai. Atlikę visus balansinių nustatymus, mes pasiliekame prie tolimiausio balansinio ir tiesiog pagal jį su balansavimo aparatu vis dar liekame prisijungę. Pagal jame randamą slėgių skirtumą mes pradedame reguliuoti cirkuliacinį siurblį. Ir tiesiog mes mažiname cirkuliacinį siurblį iki tiek, kol užtenka srauto tolimiausiam balansiniam. Kol to srauto užtenka, tol mums yra ramu, kad visiems užteks šilumos ir tokiu atveju mes taupysime tiek elektros sąnaudų ir tiek išvengsime per didelio siurblio keliamo garso arba slėgio.
Kitas dalykas, tai jau minėjau, šilumos punkte slėgio perkryčio reguliatorius. Kam jisai reikalingas? Jisai reikalingas tam, kad palengvinti darbą vožtuvui. Jeigu jūs turite per didelį slėgį iš šilumos tinklų, vožtuvui pačiam yra labai sunku susitvarkyti su tuo per dideliu slėgiu. Reiškia, jis tik truputį prisidaro ir jau yra per daug. Jam vėl staiga reikia užsidarinėti. Tai kad to nebūtų tokio šoliavimo paduodamos temperatūros, tai perkryčio reguliatorius būtent tą ir padeda. Jisai yra tas pats automatinis balansinis ant stovų, tik didesnis. Tai įsivaizduokite, kad šita pavara yra termostatas radiatoriaus, o čia yra automatinis balansinis ant stovo. Tai atlieka lygiai tą pačią funkciją. Kada vožtuvas veikia, slėgio perkryčio reguliatorius padeda šitam vožtuvui optimaliai reguliuoti temperatūrą, optimaliai reguliuoti srautą. Tai dėl to mes rekomenduojame visą laiką montuoti perkryčio reguliatorius, tam, kad jūs išvengtumėte paskui netinkamo vožtuvo reguliavimo. Vienas svarbus dalykas, man tekdavo prieš koroną matyti, kad sumontuotas yra perkryčio reguliatorius, bet jis dažnai būna nenustatytas. Tai čia jau nežinau, administratoriams, tai sakyčiau, priverskite tikrai montavimo įmonės tą nustatyti. Montavimo įmonės tikrai nepasigailėsite, jeigu šitą vožtuvą dar ir nustatysite. Čia yra lygiai tas pats, kaip sumontuoti automatinius balansinius ir jų nesureguliuoti. Ir tikėtis, kad jie patys kažkaip iš savęs veiks. Tai taip nebus. Tai lygiai tas pats galioja ir perkryčio reguliatoriui. Jeigu jis yra sumontuotas, jį būtina ir nustatyti. Kaip nustatyti, šiandien gal neišsiplėsiu, tiesiog paskambinkite, papasakosiu daugiau. Ir kita problema, tai yra priklausoma, nepriklausoma šilumos punkto schema. Kyla klausimų, tai reikalingas tas šilumokaitis ar ne. Trumpai, šilumokaitis šilumos punkte tiek karštam vandeniui, tiek šildymo sistemai yra tikrai stipriai rekomenduojamas manęs asmeniškai dėl vieno paprasto dalyko. Jeigu jūs turite šnipštimo problemą dėl oro, kad ir jūs užsuksite tinklus, norinsite tobulai šildymo sistemą tam kartui, atsukę tinklus, jeigu tinkluose buvo atliekamas kažkokie remontai, kažkokie darbai, jūs sėkmingai vėl įleisite orą į šildymo sistemą ir šildymo sistema vėl jums sėkmingai šnypš. Tai pirmas dalykas, šilumokaitis apsaugo nuo oro, kuris gali atkeliauti iš šilumos tinklų. Kitas dalykas, jūsų šildymo sistemoje nesikeis slėgis. Nes jūsų šildymo sistemoje kokį jūs slėgį padarysite, toks ir liks. Nepriklausomai, kas vyksta šilumos tinkluose, šilumos tinklų pusėje, jų magistralėse, pas jūs niekas nesikeis. Trečias svarbus dalykas, jūsų šildymo sistema nepateks purvos. Tai yra, jeigu jūs ją išvalysite, daugiau to purvo iš šilumos tinklų net keliaus. Man yra tekę matyti atvejį, kaip vien dėl to, kad nėra šilumokaičio, iš tinklų nauja dvivamzdė šildymo sistema beveik pilnai užsikimšo visi radiatorių vožtuvai per kažkur mėnesį. Vien dėl to, kad iš tinklų atkeliavo purvinas termofikatas ir visa sistema užsikimšo. Tai po to kartu 100% žinau vieną dalyką, kad šilumokaitis, šilumos punkte yra labai geras dalykas. Ne vien tik tam, kad apsaugotų nuo ten slėgių, bet taip pat oras, purvas, tie paprasti dalykai, kurie dažniausiai sukelia daug problemų. Ir dar šilumos punkte, ką aš rekomenduočiau, tai balansinį vožtuvą vieną. Jeigu mes turim visur automatinius balansinius, aš rekomenduočiau vieną balansinį prie cirkuliacinio siurblio. Būtent tam, kad jeigu yra kažkokia problema, mes galėtume labai greitai pamatuoti bendrą srautą visame daugiabutyje. Tiesiog kartais pasitaiko atveju, kad mes abejojame pačiu balansavimu arba siurblio galingumu. Ir kad patikrinti, ar to siurblio mums tikrai užtenka, tai yra keli variantai, tai yra manometrai, bet dar mums įdomu, gal to srauto jis ir pakankamai cirkuliuoja, tai kad mes sužinotume, ar pakankamai siurblys cirkuliuoja, mes turim patikrinti srautą kiekvienam balansinį. Įsivaizduokite, yra 40 balansinių ir vien, kad sužinoti bendrą srautą, jūs turite pamatuoti 40 balansinių. Nors jūs jau žinote, kad ta problema egzistuoja. Tai daug paprasčiau yra greitai prisijungti prie vieno didelio bendro balansinio, kuris yra prie šilumos punkto ir greit jūs labai pamatysite tiesą. Jūs galite pamatyti labai greitai, kiek siurblys turi dinaminio slėgio prie nulio srauto, kiek turi dinaminio slėgio prie esamo srauto ir pamatysite, kokį srautą apskritai jis gali išcirkuliuoti.
Tai va tikrai bendro srauto pamatavimui rekomenduočiau bendrą balansinę. Va. Paskutinis, prieš paskutinis dalykas, tai jeigu nėra vietos balansiniams vožtuvams, tai kaip ir sakiau, jeigu turite vienvamzdę šildymo sistemą, tai jūs balansinį nebūtinai turite pirmam aukšte montuoti, galite montuoti antram aukštą, galite montuoti ties lubom, nėra skirtumo. Svarbu, kad ant stovo kažkur tais būtų balansinis, tokiu būdu sureguliuosite srautą. Bet jeigu turite dvivamzdę šildymo sistemą, tai yra paprastesnis sprendimas tiesiog montuoti dinaminį vožtuvą. Tokiu atveju jums reikės tik vieno bendro balansinio šilumos punkte, kaip ir minėjau, bendro srauto pamatavimui, o daugiau balansinių nei ant stovo, nei prie radiatorių nereikės. Tiksliau taip, jūs sumontuosite šitą vieną vožtuvą, kuris atliks šitų dviejų vožtuvų darbą. Tai yra tiek automatinio balansinio balansavimo darbą, tiek ir paprasto termostatinio vožtuvo, iš ankstinius nustatymus, srauto reguliavimą ir jūs ant jo galėsite sumontuoti galvutę termostatinę, kuri toliau sėkmingai reguliuos patalpos temperatūrą. Iš ko jisai susideda, pasikartosiu, tai viršutinė dalis vožtuvo susideda iš to pačio standartinio termostatinio vožtuvo. Čia reguliuodami žalią rankinėlę mes reguliuojame pralaidumą, koks bus radiatorių srautas. Apatinė dalis susideda iš perkrūčių reguliatoriaus. Tai konkrečiai mes reguliuojame, nesvarbu, kas atsitinka prieš, mes visą laiką palaikome, kad tas slėgis būtų ties vožtuvu palaikomas toks, koks turi būti, kad mes žinotume, kad jeigu nustatėm 100 litrų, tai nesvarbu, kiek kinta slėgis prieš vožtuvą, už vožtuvą visą laiką ištekės 100 litrų. Arba termostatas pridarinės šitą konkrečiai vožtuvą ir tas srautas bus mažinamas. Vienas svarbus dalykas, kad jeigu šitos vožtuvus sumontavome, tai projektuotojams būtinai rašykite, kad būtų patikrintas slėgių skirtumas, bent jau tolimiausiam vožtuvė, o montuotojams noriu pasakyti, kad yra specialus įrenginys, kuris būtent leidžia prisijungti prie šito vožtuvo ir patikrinti slėgių skirtumą. Nes kaip kitaip jūs žinosite, kad tikrai vanduo nucirkuliuoja iki tolimiausio radiatoriaus. Tai yra, jums reikia kažkaip užtikrinti, kažką užpildyti į protokolą, kad tikrai jūs galėtumėte ramiai miegoti ir garantuoti, kad tas daugiabutis tikrai veiks taip, kaip turi veikti. Taip, paskutinė problema, kuri pasitaiko daugiabučiuose, tai yra klaksis praksikala. Jinai dažnai atsiranda dėl temperatūrų kitimo. Kaip pavyzdys, ar jūs žinojote, kad jeigu temperatūrą jūs pakelsite nuo 20 laipsnių iki 40 laipsnių, gal taip nuo šaltos iki 20 laipsnių, vamzdynas pas jūs pailgės, 15 metrų, 5 aukštų name, vamzdynas pas jūs pailgės apie 10 mm. Tai yra vamzdynas realiai pailgėja 1 centimetrą vien dėl to, kad pas jūs pradėjo šilti radiatorius 40 laipsnių. Jeigu tas radiatorius pradėjo šilti 80 laipsnių, jūs patys matote skaičius. Čia nėra Danfoso lentelė, čia tiesiog aš nuėjau į vieno vamzdynų gamintojo techninę prašymą ir pasižiūrėjau ir pats nustebau. Tai vis dėlto vamzdynai ilgėja ir trumpėja. Ir tai yra visai nemaži pailgėjimai ir patrumpėjimai, tai netgi yra centimetras ir daugiau. Tai šiuo atveju, ką svarbu žinoti, tai jeigu jūs tvirtinate vamzdyną, būtuose kažkiek tais aukštų, tie tvirtinimai turi būti specialūs, skirti slankiojimui, kad vamzdis galėtų judėti aukštyn žemyn. Tiesiog aš irgi klausiau gamintojų, tai pasirodo yra poros tipų tvirtinimai, tai vieni yra neslankiojantis, kiti yra slankiojantis. Tai rekomendacija paprasta, montuoti slankiojančius tvirtinimus, kad leistumėt vamzdynui judėti. Jeigu jūs užtvirtinsite taip stipriai vamzdyną, kad jis nejudėtų, jis vis tiek turės milžinišką jėgą ir jis vis tiek ilgės, bet su kiekvienu pailgėjimo milimetru jisai jums skleis tokį ting, ting, ting ilgėjimo garsą ir jums atrodys, kad kažkas su šakute tiesiog apačioj daužo per vamzdyną. Tai šiuo atveju vamzdynas turi būti ganėtinai laisvas, kad jisai galėtų judėti tiek aukštyn, tiek žemyn. Jeigu tai bus, jūs neturėsite nei klaksėjimų, nei spraksėjimų, nei kitų dalykų. Arba kai būna vamzdynus tiesiog sienose, paskui užtvirtina, kad užbetonuoja, kad jie negalėtų judėti. Tai automatiškai ten jūs turėsite irgi tą pačią trakšėjimo problemą. Kitas dalykas,
projektuokite kompensatorius. Nesvarbu, 5 aukštų namas, vis tiek per vidurį suprojektuokite ant stovo po kompensatorių tam, kad vamzdynas kiek įmanoma mažiau judėtų perdangose. Kuo jisai mažiau judės, kuo kompensatorius daugiau kompensuos, tuo jūs turėsite mažesnę tikimybę, kad turėsite problemą dėl trakšėjimo ar klaksėjimo. Tai va. Dar mes turime šilumokaičius. Tai jeigu turite probleminius regionus, jeigu projektuosite Pakruojyje kas nors daugiabučio šilumos punktą, patarimas toks, iš karto projektuokite išardomus šilumokaičius. Pakruojo būstas jau tai žino, jie irgi reikalauja jau to savo užduotyse, nes tiesiog paprasti šilumokaičiai ten yra tiek prastas vanduo, jie neatlaiko. Ir automatiškai, jūs gyventojams sunkiai paaiškinsite po metų renovacijos, kad šilumokaitis jau sprogo. Tai tada reikia tiesiog montuoti brangesnius, kokybiškesnius daiktus, kurie yra daug tvirtesni. Patys senelės šito šilumokaičio išardoma yra daug tvirtesnės, storesnės ir jos atlaikys daug ilgesnį laiko tarpą. Minimum 3 kartus. Tai va, tai išardomi šilumokaičiai ten, kur jaučiate, kad yra prastas vanduo, kad ten yra pastoji problema su šilumokaičiais, tai nepamirškite, projektuokite tiesiog išardomus šilumokaičius. Tai tiek iš manęs šiandien. Nežiūrėjau į laikrodį, tiesą pasakius, netgi po 11, tai truputį virš valandos užtrukau, tai jeigu kas turit kokių klausimų drąsiai, galite rašyti, galite klausti, galite atsimusinti mikrofoną ir klausti žodžiu, jokių problemų. Aš dar porą minučių čia pabūsiu. Jeigu klausimų nebus, tai turėkite galvoj, kad bus įrašas, jį galima bus peržiūrėti vėliau. Šita prezentacija yra tokia, kaip ir sakau, labiau praktinė iš praktikos, tai ką iš tikrųjų mes patyrėme ir ką mes pamatėme, kad tikrai reikia atkreipti dėmesį. Tai jeigu ką, mano telefoną ar mailą visą laiką matote, galite kviesti svečius, aišku, po karantino. Tai mielai prašom, padėsiu, žinojimo turiu daug. Jis atsirado, kaip sakau, ne iš gero gyvenimo, dėl to, kad tiesiog kažko nežinojame, daugiabučiuose tų problemų vis dėlto atsirado. Tiesiog mes jutome atsakomybę, kad jas reikia išspręsti. Jas sprendėme, sprendimus radome. Dažniausiai tos problemos po vieną nevaikšto, dažniausiai būna po kelias. Tai tiesiog galėsiu pakonsultuoti apie visas, jeigu kažką tai turėsite kažkokių problemų. Galite tiek pat naudotis naujosiam technologijom. Tai nekartą buvo man transliacija per tą patį Facebooko Messenger arba per Viberį, kur tiesiog montuotojai rodo man vaizdo, kas ten Rusija punkte vyksta. Tai galime ir tokiu būdu konsultuotis. O šiaip, jeigu kažkokių klausimų bus, tai mano elektroninis yra, telefonas yra ir jeigu ką, susisiekit su manim. Tai dėkui už dėmesį, gero ketvirtadienio šiandien ir viso gero. Iki. Pardon.